Sveiki, su jumis kanalas Presas ir Žvakės. Sveikuoliški patiekalai jūsų romantiškiams vakarams. Ir šiandien mes jums parodysime, kaip pasigaminti sveikuoliškos KFC vištienos prie kino. Mums reikės iš tikrųjų labai mažai produktų. Mums bus reikalinga vištiena, gali būti sparneliai, gali būti sparnelių peteliai ir filė. Mes gaminsime visko po truputėlį. Tuomet mums reikės kukurūzų dribsnių. Čia yra 150 gramų, mums turėtų užtekti plius minus tokiam kiekiu vištienos. Tada reikės 2 kiaušinių, druskos ir pipirų. Tiek. Tai kol kas čia yra visi produktai, kurių mums reikės. Bet jūs pamatysite, kad vištiena bus tikrai kaip tikroji KFC vištiena. Tai pačioje pradžioje mes paruošim gabaliukus, supjaustome gabaliukais ir idealiausiu atveju nulupėme odą nuo kiekvieno gabaliuko. Vištiena yra supjaustyta gabaliukais, o oda nulupta. Ir dabar atėjo laikas mums išplakti 2 kiaušinius ir susmulkinti kukurūzų dribsnius. Išplaksime kiaušinius. Čia bus mano kukurūzas gerai, Simai, o tu susmulkinsi kukurūzų dribsnius. Kiekvieną vištienos gabaliuką apibarstome druska ir pipirais, taip pat šiek tiek druskos ir pipirus įberėme į smulkintus kukurūzų dribsnius. Jeigu norite, kad jūsų vištiena būtų aštresnė, tai galite tiesiog įberti daugiau pipirų į kukurūzų dribsnius. Išmaišome. Kukurūzų dribsnius susmulkiname taip, kad jie netaptų miltais, bet kad būtų pakankamai stambus. Pusiau stambus, pusiau smulkus. Va, atrodo šitai. Taigi, toliau, kiekvieną gabaliuką panardiname į kiaušinius ir toliau į kukurūzų dribsnius apvoliojame ir va taip gražiai išdėliojame į foliją išklotą skardą. Padėtusim. Visą vištieną išvalioję smulkintose kukurūzuose dedame į orkaitę ir kepame apie 40 minučių iki 200 laipsnių temperatūroje. Teisingai. Jūs pamatysite, koks greitas ir nuostabiai skanus yra šis patiekalas. Nešam. Na ir štai mūsų vištiena iškepė. Kad ji būtų kuo panašesnė į KFC, mes siūlome ją pasigardinti pomidorų kečupu be pridėtinio cukraus ir užsigerti skania becukrę kolą. Ir turime va tokį nuostabų tikrai maistą prie kino. Mes einam juo ir gardžiuotis. Su jumis buvo Presas ir Žvakės. Iki kitų kartų.